Jeigu mes norim patempti daugiau, mums reikia pjūvio prieš ausį daryti. Nu, ausies, mes išsivingiuojam viduje. Kad mes turėtumėm ir šitą vektorių į viršų ir tada jau gaunasi pilnas veido tempimas. Tikrai žmogus atjaunėja, tas labai akivaizdžiai matosi. Bet bruožai jie išlieka, jų ir nereikia keisti. Aplikacijų metodas jisai net daugiau efekto duoda ir tas yra įrodyta jau. Vertinant visą riziką, operacijos trukmę ir visus kitus dalykus yra rekomenduojama galvoti vis tik apie aplikacijų metodą. Dėl to, kad jis duoda tą patį, gal net daugiau su mažesniam problemom. Veido patempimas. Ar aš klaidingai manau, ar veido patempimu mažėja, nes moteris dabar anksčiau pradeda rūpintis savo veido oda, atlikdamos injekcijas, radio dažnio, ultragarso procedūras. Galų gale ir visokie kremai yra geresni. Ar aš klystu? Bendrai kalbant, ko gero, kad yra tame teisybės, tikrai. Mes ką tikrai matom, kad mažėja tokių, negali sakyti, kad užleistų atvejų, bet tokių, labai sunkių, nes seniau būdavo labai toks, neretas dalykas, kai ateina moteris, ten 60 gal kelių metų ir jinai sako, aš nieko nedariau, daktarė, gyvenime, nieko visiškai, va dabar atėjau, sako, taip, padarykit mane dabar jauną, bet tada sunku yra dėl to, kad oda tai mes naujos negalim duoti, mes galim ją patempti, bet jinai lieka ta pati. Tai tokių gal atvejų dabar tikrai žymiai mažiau yra. Ir gal dabar toks yra, gal kitas dar toks dalykas, kad labai jaunam amžiui nemažai ateina ir prašosi to veido tempimo, kai dar jo visai nereikia. Ir mes įžvelgiam, kad tai yra soctinklų įtaka tam tikra, nes tikrai žmonės tokie yra užhipnotizuoti tų reklamų, bet to viso tokio požiūrio. Aš kažkada atsimenu, kartais aš pacientėm pamenu, buvo viena diena, kur atėjo 3 iš eilės pacientės, 35-36 metų, tiesiog sutapo. Ir jos visos norėjo veido tempimo. Ir taip nuoširdžiai pasiruošusios, sako, aš noriu. Ir jos visos pasakė tą patį, kodėl jūs taip sugalvojat. Sako, tai kad ateityje nereikėtų. Tai, toks nėra tas teisingas požiūris. Tai gal sakykime, tokių sudėtingų atvejų matom mažiau, tas skaičius gal ir labai panašus išlieka, sakyčiau. Tai visgi nuo kokių metų jau normalu prašytis to veido patempimo? Matot, nėra ribos tokios aiškios, nes žmonės labai skirtingai sensta. Labai skirtingoje aplinkoje gyvena, labai skirtingai saulės turi ir įpročius skirtingus turi. Tai ta riba visą laiką, tokia išplaukusi labai. Tai gal pratęsiant tą pačią mintį, tą pačią dieną atėjo ir 4 pacientė dėl veido tempimo. Ir mes iš tų visų 4 operavom ją vieną. Ir aš paklausiu, sakau, kodėl jūs nori tos operacijos. Tai jinai labai paprastai pasakė. Sakė, išteka mano dukra ir sako, dukros vyras užsienietis, sako, aš labai jaučiuosi pasenusi, sakė, kažkaip norisi, taip neatrodyt, taip. Tai mes ją ir ėmėmės, nes, akivaizdu, tai yra normalus laikas ir normalus požiūris ir normalūs norai, o ne tai, kad daryti į ateitį, kad nereikėtų vėliau. Nes veido tempimų negalima per gyvenimą priplanuoti nei 3, nei 4, nei 5, jau antras veido tempimas, jisai tampa gerokai sudėtingesnis. Nes yra jau randai, yra senos siūlės, mes vieną nesenai darėm, tai ko mes ten tik neradom. Ir siūlių tokių, kurios yra naudojamos traumatologijai, netirpstančių, jos paliktos, įdėtai jas reikėjo išsirinkti, kaip jas galima palikti, bet kaip ir netvarkinga būtų palikti ir visokių kalcių užpildų prileistų. Ir yra, ta prasme, antrą kartą operuoti ne visi net imasi, jau yra daug sudėtingiau. Tai jeigu taip labai paprastai, tai veido tempimas, jis idealu, jeigu jis būtų vieną kartą gyvenime ir jis turėtų būti daromas tada, kai
nelabai kas padeda iš kitų priemonių. Tiek injekcinių, tiek aparatinių, tiek mažai invazyvių, kaip siūlų ir taip toliau, kai tų pokyčių nebegali duoti. Arba yra tam tikrų anatominių, tarkim, dalykų, kurie neleidžia tikėtis gero rezultato su tom paprastesnėm priemonėm. Tai dėl tokio amžiaus turiu ir kitą pacientą, turbūt pati jauniausia, kurie mes darėm veido tempimą, tai buvo 36 gal metų. Ir atrodo, tai žiūrėkit, tai čia į tą pačią grupę, kur buvo tos 3 atėjusios. Bet ten tikrai buvo kita situacija, ten tie pokyčiai tam žmogui socialiai trukdė gyventi ir man paskui daug metų po operacijos neįrašydavo žinutes. Kaip pavyzdžiui, daktarė, aš pakeičiu vėl darbą ir naujam kolektyvė esu ir į mane nebesikreipė jūs. Arba kita žinutė buvo, kad tas visas kolektyvas darbo eina vakare į barą ir sako, ir mane irgi pakvietė. Tai sakė, čia skamba juokingai, bet yra kai kas yra toj situacijai, kur jiems socialiai labai tas nutrukdo. Pasijaučiu, jo. Tai va. Minėjot, kad kai darėte pakartotinį veido tempimą, radot visokio kalcio ir panašiai. Tai yra užpildas veido. Labai dažnai girdžiu, kai moteris sako, jeigu leisis botoksą, hialurono užpildus, nebus galima atlikti vėliau veido patempimo, tai aš čia nieko nesidarau ir lauksiu to veido patempimo. Ar tai nėra mitas? Yra mitas. Jeigu taip žiūrėt, tarkim, į botoksą, tai kaip tik botoksas yra tas dalykas, kuris išsaugo odos kokybę, ta prasme, kad mes neturim labai daug smulkių ar gilesnių mimikos raukšlių, nes paprasta situacija, įsivaizduokit, ateina žmogus ir, tarkim, turi aplink akis labai daug smulkių raukšlelių, tai jos veido tempimu tai realiai ir nesitvarko, nes tai yra pasiekmė aktyvaus raumens ir plonos odos. Ir tai, kad mes odą patempiam, jos lieka. Tai, kaip gaunasi, mes tą rezultatą turim ne tokį gerą, kokį galim turėti. Tai ta priežiūra ir tas, aš žiūriu į botoksą kaip į tokią ilgalaikę terapiją. Tai yra priemonė, kuri tiesiog stabdo laiko poveikį odai ir tiesiog leidžia ateiti iki tam tikro amžiaus, bet nesu tokia sudėtinga situacija ir tai kaip tik palengvina, tai duoda geresnius rezultatus po operacijos. Yra gal kitas klausimas apie hialuroną, apie jo perteklių, apie tą 5 taškų, 7 taškų marketinginius tuos visus dalykus, kur žmonės yra tiesiog pripumpuojami to hialurono, dar ne pačios geriausios kokybės ir jie tiesiog tinsta, jie burksta, jie visi vaikšto kaip atrodo, kaip išgeriantis. Tai va tokį veidą ištinusi ir prileista, tai pirmas dalykas, jį reikia visą išleistą hialuroną, tada reikia ilgi dalykai, ne per kartą, jie ir patys nežinau, kur leista, sako, man įdūrė ir su kaniulė kažkur badė visam veidą. Kur? Visas veidas tinsta, tai va tie tokie gal pertekliniai ir mes, tarkim, labai daug matom. Ir vakar buvo pacientė ir jos ateina ir maždaug mintis kokia. Aš nuėjau į kliniką, tokią ir kitą ir sako, aš noriu taip nesent greitai. Vat ką jūs galite padaryti? Ir tada yra taikomi tokie šaudimas, žodžiu. Turim lazerį, tai padarom lazerį, turim hialuroną, tai paleidžiam hialuroną, ten dar kažką. Bet reikia žiūrėti, ką tai duos, kokia prasme. Ir dažniausiai net apie tai nemastome. Tiesiog, turim, tai padarykim. Ir kartais tai nuveda dar ir daugiau problemų. Tarkim, vienai pacientai, tai tas toks viso veido suleidimas hialuronais iššaukia maliarinių tų fatpedų tinimus didelius. Ir dabar... Ai, va čia, va, ne? Jo, jinai dabar 3 mėnesius tinsta ir jinai ieško pagalbos ir ką daryti. Ir mes tai kaip detektyvai, taip šiek tiek, mums sunku tą gal tiesiog
būtų neleisti ir netintų. Kaip tai nėra kažkokia super didelė problema, reikia tada tirpintis ir taip toliau, bet klausimas, ką tai duos vėl. Ar verta tą visą, nes aš jos klausiu, sakau, jums kažkas pasikeitė, pagerėjo, po tų suleidimų sako, sako, tik dabar kiekvieną rytą matau ištinusius tuos pakius savo. Ir tiek. Tai saiko, su užpildais panašu. Koks metodas taikomas veido patempimui? Žinau, kad jų yra keli. Koks geriausias? Čia vėl tokia ilga diskusija. Faktas tas, kad norint ilgalaikių rezultatų turi būti liečiamas smastas, tai sluoksnis. Tai yra toks raumeninė sistema, kuri, tarkim, nuo kaklo jinai dengia visą veidą, netgi pereina į nosį. Ir jeigu mes jo netvarkom kažkaip ir patempiam tik tai odą, tai tie rezultatai yra labai trumpi. Ir jie tai net nereikia daryti šito, nes randus palieka tokius pačius, o tas efektas yra absoliučiai niekinis. Tai dabar dėl to smas sluoksnio tokia tradicinė klasikinė metodika tai buvo, kad atsidalinamas tas sluoksnis, palendama po juo ir jisai pats yra patempiamas. Tai ta smas lift ir ten yra daug modifikacijų, bet yra klasikinis būdas, kurį naudoja daug pasaulio chirurgų ir tų visų vėliavnešių šito metodo, kaip Timothy Martinas, kaip Andrew Giacono iš Amerikos ir Europoje, Giovanni Botti ir Mario Pelle iš Italijos. Tai yra klasika. Bet Mario Pelle jis jau perėjęs prie kito metodo. Nors tą irgi naudoja seniau. Ir tas kitas metodas yra smas plikacija. Tai plikacija yra kažkuo panašu kaip įsiuvai. Mes neturim palysti po tuo sluoksniu, kad jį patempti. Mes tiesiog darom tokias kaip klostės. Ir tos klostės daromos specifinėse vietose, kur mes ir tūrio norim. Ir tai turi didžiulę prasme dėl to, kad mes praktiškai nerizikuojam nei kiek dėl nervų pažeidimų, nes nervai yra po tuo smas sluoksniu. Kadangi mums po juo lįst nereikia, tai mes tų nervų net nematom ir nereikia žiūrėti, ar tai yra šakelė, ar tai yra kažkokia fibrozinė jungtis. Tiesiog mes turim žymiai ramesnį operaciją ir pacientui daug mažiau rizikos. Bet ir įrodyta, kad tai sutrumpina kelią iki poveikio vietos, nes jeigu mes darom tą tradicinę smas operaciją, tai tas tempimo taškas jis yra dažniausiai užausyje, už kur mes patempiam. O kai mes darom aplikacijas, kelias sutrumpėja pusiau. Ir kaip yra pavyzdys, tarkim, ištieskim virvę iki, Elektrėnų nuo Vilniaus. Ir mūsų patempimas čionais Elektrėnuose bus beveik nejaučiamas. Bet jeigu mes kelią sutrumpinsim pusiau, tas patempimas jis bus daug labiau jaučiamas. Tai tas esmė, kad aplikacijų metodas jisai net daugiau efekto duoda ir tas yra įrodyta jau. Buvo kažkada daryta tokia labai įdomi operacija. Buvo dvynės dvi, visiškai vienodai atrodančios ir viena komanda darė tą klasikinį metodą smas, o kita darė aplikacijų metodą. Ir stebėjo jų visą raidą, ten virš 10 metų tas tyrimas, gal net daugiau. Aš dabar nepasižiūrėjau paskutiniu metu, kokios įžvalgos yra, bet po 15 metų buvo įžvalgos tokios, kad rezultatai nesiskiria. Sunku rasti didelių skirtumų ir vertinant visą riziką, operacijos trukmę ir visus kitus dalykus yra rekomenduojama galvoti vis tik apie aplikacijų metodą, dėl to, kad jis duoda tą patį, gal net daugiau su mažesniam problemam. Ir mes tą aplikacijų metodą, tai visi turbūt irgi, tai yra toks evoliucinis dalykas. Aš irgi pradėjau dirbti nuo standartinio. Ir mes tos operacijas darydom ir tai kaip ir įprasta ir viskas tvarkoja. Ir tik tai kažkuriuo momentu mes turbūt perėm kokiais gal 14 ar
13 gal metais prie tos aplikacijos ir tikrai dabar jau virš 10 metų. Ir tai yra kaip su uždarom nosies plastikom. Aš atrodo, nei sekundę nesusimastai, kad reikėtų grįžti prie to seno, nes mano nuomonė tai yra geriau. Visi labai žavisi Hollywoodo žvaigždžių Demi Moore, Kris Jenner veido patempimais. Tai Amerikui kokį metodą naudoja? Šitų garsenybių plastikos chirurgai, kuriuos aš manau, kad jūs žinot ir susitinkat tuose pačiuose ASAPS konferencijose, kur susibūrė žinomiausi plastikos chirurgai. Gal net ranką spaudžiat. Tai išduokit paslaptį. Taip, mes tas visas žvaigždės, tiek Kao Čikao, labai garsų, tiek tuos, kuriuos aš minėjau, tai matom gyvai ir per pertraukas prie tų pačių staliukų kavas geriam ir pasikalbam iš tikrųjų. Tas įdomu yra, nes, tarkim, tas Kao Čikao veido tempimo operacija yra $300,000. Kainos yra tokios. Bet jie, kas įdomu, tai jie, kalbantis, jie labai žemiški žmonės, visiškai kalbantis apie tas pačias komplikacijas, ir jų turintis, ir mes kuo daugiau bendram, tuo labiau suprantam, kad nėra stebuklų. Nėra stebukladarių, yra daug darbo, daug patirties, ilgas ėjimas ir kaip Timothy Martinas, kuris, sakykime, toks tikrai ikona, jau jisai turbūt link pensinio amžiaus kažkada nueis, bet jis ir pats sako, aš esu labai vidutiniškas chirurgas, bet sako, aš esu labai, net nežinau kaip čia lietuviškai pasakyti, angliškas žodis yra persistent. Tai jis ta prasme, jisai tą dalyką jisai daro, taip pat jis po truputį evoliucionuoja, jisai labai darbštus, labai kantrus ir jis manau, jis sako, mano sėkmė tame yra. Sako, už mane yra daug geresnių chirurgų, sako, aš kartais važiuoju kongresus ir galvoju, bet tai kaip jie visi gražiai dirba, sako, kaip aš taip taip nemoku maždaug, bet tai yra didžiulė žvaigždė ir žodžiu, nėra stebuklų šitoje srityje. Žmonės, žiūrėdami Instagramų, žiūrėdami tuos visokius vaizdus, jie dažnai labai apsigauna, nes patys turbūt garsiausiai chirurgai daug jie ir nekelia tų visokių vaizdų arba kelia tikrai nestebuklinius atvejus. Aš seku kelius ir laiks nuo laiko jį įkelia tikrai tokių kraupių vaizdelių. Aš taip galvoju, čia turbūt nėra tam, kad žmonės akis išdegę bėgtų pas juos. Bet jie rodo realybę. Bet už tai yra krūvos tokių, kurių nieks nežino ir jie kelia fantastinius vaizdus, kurie dažniausiai, jeigu seniau tai būdavo Photoshopo pagalba modifikuoti, tai dabar atsirado dar geresnis dirbtinis intelektas, kuris netgi video sutvarko taip, kad atrodo kažkas stebuklingo, dėja taip nėra. Bet tie plastikos chirurgai garsiausiai turbūt irgi naudoja aplikacijos metodą. Tai vis tiek, Taip, tas aplikacijos metodas, jisai auga pasaulyje, jo daugėja ir turbūt teisus ir buvo tas Timothy Martinas, kad jis po truputėlį perims tas mas visą metodą, bet tai yra procesas tam tikras ir aš taip net negalėčiau sakyti, kad ar kažkuris vienas geras, kitas blogas. Aš manau, kad tie, kurie naudoja tas mas, jie turi puikius rezultatus ir jie tą tęs ir tai yra viskas yra labai gerai. Ir man atrodo, patys pacientai, jie renkantis gali rinktis tą metodą ir jiems nes mas aplikacijos, tas metodas yra gal palankesnis pacientui ir gydymo prasme, ir trauma mažesnė, rizika mažesnė. Ir valdant abu metodus, nes man kol kas to naudot klasikinio mas pakelimo vis neprireikia. Aš vis galvoju, kada mes jį vėl prisiminsim. Bet kartais, kai jau yra atliktas tempimas, ypač tuos mas metodų, tai turėti mas aplikaciją yra labai gerai, nes čia ta operacija, kur minėjau, kad mes radom visokių siūlų ir ten viso kito viduje, tai tas veido tempimas darytas gal 16 metais Lietuvoje, pas labai garsų chirurgą,
Ir tas efektas, nublanko, kaip ir jo sumažėjo ir pacientė norėjo antro veido tempimo. Ir mes darėm SMAS aplikaciją jai. Ir tai labai stipriai išgelbėjo, nes mums nereikėjo lysti į tą randinį visą sluoksnį SMAS, kur yra dar plus nervai, ir rizikuoti nervų pažeidimais, kai mes galim tą patį ir net geresnį efektą turėti žymiai saugiau. Kokias veido dalis apima veido patempimas? Ar tai yra ir kakta, ir skruostai, ir kaklas pasmakrė? Jeigu aš atinu ir sakau, gydytoja, aš noriu veido patempimo, tai ką jūs man darysit? Jums nieko nedarysit. Bet veido tempimas, jis apima vidurinį veidą ir apatinį veidą ir, aišku, kaklą. Čia ir kaklą. Ir kaklą. Ta periorbitalinė zona, antakių zona, kaktą jau apima kaktos patempimas. Yra kiek kita operacija, bet jinai labai dažnai yra jungiama kartu su veido patempimu. Dėl to, kad tai gerina rezultatą, leidžia pasiekti daugiau. Neretai pacientai jau būna, tarkim, kaktos antakių pakelimo jau pasidarė ir jie ateina tada veido tempimą. Ja, tai čia labai, labai priklauso. Šito vietai turbūt sudėtingiausias yra kaklas ir tas kaklo tempimas. Ir kaklas iš esmės yra tas dalykas, kuris yra kaip lemiamasis faktorius, ar planuot veido tempimą, ar dar naudot kažkokius kitus būdus. Nes apatiniam veidui yra visai gerai veikiančių paprastesnių priemonių, kaip chirurginiai siūlai. Bet kaklui tai nepadeda visai. Ir kaklas dažniausiai yra tas dalykas, kai ateina pacientė ir sako, man problema kaklas, ar ką galima padaryti. Ir mes turim ribotas galimybę šitą vietoj. Ir labiausiai pasistebi kaklas. Susirūkšlėjęs, padribęs, plona oda, tai matyti ir ta prevencija tuomet kaklo turi būti labai akcentuojama moterim. Hialuronas truputį leidžiamas gali būti, radiodažnis, HIFU, eksilis pavyzdžiui. Jo, su kaklu, kakle reikia, pirmas dalykas, kol nėra pakritę audiniai, reikia labai stebėti ir vengti per didelio riebalų sluoksnio. Nes pagurklio srity esantis riebalai, jie ilgainiui išdaužo odą. Jie ištampo, jinai pradeda glebti, smukti ir taip toliau. Ir ta situacija jau iš esmės reikalauja veido tempimo, nes kitaip jos neįspręsim. Jaunesnėme amžiuje tai padeda tiesiog riebalų siurbimas ir mes tą vietą kaip ir stabilizuojam. O toliau yra jau palaikomosios priemonės, tarkim, nuo 35 metų eksilis su kolagenu, galima kažkiek ir kitų procedūrų daryti, jeigu labai reikia smulkiom raukšlelėm, labai saikingai hialurono, bet tik tai tiek, kad padengti raukšlytės, tik tai jokiais būdais neperspausti. Bet būna, kai tai nepadeda. Ir turim tokių įdomių situacijų. Būna, kartais ateina mama, nusisiurbia kaklą, kartais jau tenka kažką daugiau daryti. Ir nesupratusi šitą dalyką atveda savo dukrą 20 kelių metų ir sako, aš matau, kad pas dukra yra čia irgi pilna ir sako, bet reikia daktarė nusirpti. Ant tokios būna labai keistos situacijos. Sakau, jau pati norės, tai tada ir ateis. Bet taip, mamosas rūpestis iš esmės yra teisingas, nes kol yra jaunas amžius, tas riebaliukas jis yra labai lengvai koreguojamas. Labai švelniai, labai lengvai, be kažkokių problemų. Ir jisai tą vietą jisai užkonservuoja, žinai, nebeblogėja taip. Pasakėt man tokį dalyką ir iškart man klausimas kilo. Jeigu reikia patempti kaklą, darome veido tempimo. O tai tiesiog kaklo tempimo neužtektų? Ar tokio kaip nėra atskiro darinio? Taip, kaklo tempimas jis atskirai yra. Bet mes jį žiūrim visai kaip į izoliuotą priemonę, žiūrim taip rezervuotai, nes jis duoda sąlyginai labai apribotą efektą. Kodėl? Dėl to, kad kaklo tempime mums yra labai svarbus vektorius, kuris eina už ausies. Mes norim audinius patempti šitą kryptimį. Ir
Tai pagalvojus, iš esmės, pjūvis tokiais atvejais eina už ausyje ir mes, kai tempiam audinius, kažkurio tai momentu prieš ausį susiplūkia per daug audinių, tokios kaip raukšlės. Ir čia yra riba, kiek mes galim patempti tą kaklą. Amerikoje taikoma dar tokia metodika, kad pati ausis yra perstumiama šiek tiek atgal ir galima fiksuoti siūlėmis ausį šiek tiek pasitemti. Ta daro ir tas Kao ir ten įvairių tokių modifikacijų. Bet tada mes vėl ateinam prie to klausimo, kad mes tuo būdu kaklą patempiam ribotai. Tik tiek, kiek įmanoma šitoje vietoje. Ir jeigu mes norim patempti daugiau, mums reikia pjūvio prieš ausį daryti. Ausies, tai mes jį išsivingiuojam viduje. Kad mes turėtumėm ir šitą vektorių į viršų ir tada jau gaunasi pilnas veido tempimas. Tai žodžiu, kada mes darom izoliuotai tik tai kaklą, tai darom, kai yra tokios labai keistos situacijos. Pavyzdžiui, buvo nesenai viena pacientė, kuri jinai ar tai lipolitikais, ar tai labai agresyvių siurbimų, tiesiog labai stipriai išdaužė savo visą kaklo odą. Jis suglebo, suvyto, sukrito ir jinai tada darėsi krūvą procedūrų, nieks nepadeda. Tai jai buvo racionalus sprendimas daryti tą apatinės, tą kaklo patempimą, dėl to, kad tik jis galėjo spręsti tą visą problemą tos laisvos odos. Ir tas labai gerai pavyko ir būtent tam, nes pilnam veido tempimui tiesiog per jauna ir jai kaip ir neaktualu. Kartais mes darom tokį izoliuotą veido tempimą pacientam, kurios yra tokio jau garbingo amžiaus. Turėjo viena pacientė iš Vokietijos, jos sūnus yra dermatologas Vokietijoje dirbantis, jis ir pats tapo mūsų pacientų ir dabar atvažiuoja jo žmona operuotis. Tai turim tokiam šeimom kartais. Tai, žodžiu, jie kai kreipiasi, sako, Vokietija mūsų neoperuoja, nes sako, pacientė turi per daug metų narkozijai. Ir sako, mes negalim. Koks amžius jau, kad per daug įdomu? 70, gal 5 metai ar kiek, bet ir jinai turi šiek tiek gretutinių lygų, kas yra teisinga. Ten viskas yra, taip ir turėtų būti. O su vietinė neutra nieks nesiema. Tai mums kažkaip tas visai įprasta ir mes tą operaciją padarėm su vietinė neutra. Mes viską pasitempėm ir taip, viskas fainai ir sėkmingai ir jinai tebedėsto. Ir sakiau, kodėl jūs tą operaciją taip nusprendė daryti? Sakau, kas čia tokio, kas jūs taip atvedė? Sako, aš dėstau, sako. Ir sako, aš visą gyvenimą dėsčiau, sako, man tai yra labai svarbu, sako, toks. Ir sako, aš bendrauju su jaunai žmonėms, sako, aš jaučiuosi, kad kažkaip tai aš jau taip labai stipriai atitrūkau nuo to. Ir tas jie vėl davė tokį gerą stimulą. Ir tai, žodžiu, kartais izoliuotais atvejais galima daryti tą kaklą, bet jisai, žiūrint į visumą, jis duoda žymiai mažiau efekto negu normalus tempimas. Ar naudojat gliding liftą, darydamas veido patempimą? Ta tinkliuką, čia mūsų žiūrovam reikia pasakyti. Kaip tinkliukas atrodo? Visada. Tik tai tiek, kad prie veido tempimo jis yra labiau skirtas ne patempti audiniam, o yra labiau uždaryti tą vadinamą dead space, kad neliktų ertmės, į kurią gali prikraujuoti. Nes po veido tempimo turbūt tokios baisiausios komplikacijos tai yra kraujavimas, kai užkraujuoja visas kaklas ir didelės hematomos ir jos gali būti. Tai mes tą tinkliuką naudojam tam, kad nebūtų į kur prikraujuoti ir tas labai, labai, labai apsaugo nuo tų dalykų. Mes ant rytojaus tas siulytės išimam ir tai yra pabaiga, bet taip naudojam. Tai čia paskutinių, 5 metų sakykime, toks geriausia inovacija tokio veido chirurgijai. Dabar klausimas labai rūpi visom pacientėm, visada tie randeliai, vis tiek ir susirišusios moteris vaikšto, nebūtinai, kad plaukai iškristų ant viso veido. Ar galim plika akim pamatyti, kad, ji tai pasitempė veidą. Kur dabar bus už ausų, prieš ausius? Klasikinis veido tempimas visai ką apima pjūvis, kurie yra už ausyje ir jie paskui palei plaukų augimo liniją nusileidžia šiek tiek žemyn. Ir prieš ausį, bet mes niekad nedarom, kuris eina
tiesiog kažkur. Mes visai, kai jį slepiam, jis įeina į vidų, truputėlį išlenda, jis į žodžius, jis toks fragmentuotas yra. Ir šita dalis yra praktiškai neįmanoma pastebėti. Tikrai, mes kiek turim, tai ir tada dar jis šiek tiek įeina į plaukų augimo zoną. Vėlgi nedarome pjūvę, kuris išeina palei plaukus į čia. Dėl to, kad manom, kad tai yra problema ir kartais su amžium tiesiog plaukai traukiasi, žodžiu, eina atgal ir tas tada randas buvęs ant plaukų augimo linijos, jisai gaunasi labai prieš. Tai šito tikrai galima išvengti ir verta išvengti. Dabar dėl tų pjūvių kaip jo nematomumo, tai moterim tas visai nesudaro problemų. Dėl to, kad jeigu yra plaukai, bent jau šiek tiek ilgesni, jie visą laiką dengia tą zoną, kur yra labiausiai probleminė. Klausimas visai yra su moterim, kurios nešioja visiškai trumpus plaukus, kai yra čia tiesiog nuskusta. Ir turiu pacientę iš Vokietijos, jinai daug metų prašosi veido tempimo ir mes jo nedarom. Tai nesakau, jums bus blogai. Jinai kirpėja, pati jinai dažosi plaukus, pas ją yra labai trumpa šukuosena ir mes daug operacijų esam darę, bet šitos niekaip nesusitarėm. Ir tas pats yra vyram. Nes pas mus ateina konsultacijas vyrai ir jie nori to veido tempimo. Ir sakau, tai bus, aš kartais net ir nupaišau tą randą, kad žmonės suprastų, kur jisai bus, nes tai bus stigma ateityje. Ir tai veidas bus jaunesnis, viskas ok, bet tas randas visai ką trauks žvilgsnį. Ir kai kam tai bus labai sunkiai koreguojamas dalykas, nes jį ištrinti nėra kaip. Jis vis tiek geresnis ar blogesnis, bet jisai matosi. Ypač, kai yra labai labai trumpi plaukai. Tai va. Ar veido bruožas labai pakeičia? Nebus, kad manęs net pažins po veido patempimu. Jaunesnė 20 metų, tai nuostabu, bet kad nebe aš. Jeigu viskas daroma taip, kaip reikia, jeigu tai yra dirbtinai, nėra persinama labai didelį kiekį riebalų, tai bruožai nesikeičia. Pacientas ką pastebi, kad tai tiesiog atsuka laikrodį atgal. Ir mums patiems yra, kur yra labai įdomus pokyčiai. Šiaip. Tai yra įdomus pokyčiai, kai pacientas atsiunčia nuotraukas po operacijos ir mums kartais būna toks, mes turim daug iš užsienio. Iš tikrųjų dabar paskutinę, kurią operavom, taip bekalbant, besipaišant, sako, jūs mano uošvienę operavot, ne iš Vokietijos yra. Ir taip, sakau, gerai, perduok ir linkėjimus ir paskui kalbam toliau. Bet ir vaiko auklę operauti, irgi veido tempimai, taip kartais supuola vieną vietą. Tai kai jinai atsiuntė nuotraukas, tai yra kitas žmogus, ta prasme, nes mes matom tą senesnį variantą. Ir tas būna kartais taip įdomu ir susigaudė dabar, kas čia buvo, kuri čia nes. O su viena pacientė tai buvo irgi labai įdomi, kažkada važiavau į savo ofisą, statausi mašiną ir tiesiog man vietos labai kažkaip trūko ir žiūriu, kažkaip mašina pavažiavo, moteris buvo išlipus, paskui lipo ir pavažiavo ir man padarė vietos, aš sustojau ir išlipau, sakau, ačiū ir jis sako, ir taip ir einu toliau ir sako, daktarė, nepažįstat manęs, aš taip ją žiūriu ir taip kaip ir matyta ir kaip ir sakau, nežinau. Ir sako, taigi, aš pesiu, po pusės metų po veido tempimo. Tikrai žmogus atjaunėja. Tas labai labai akivaizdžiai matosi. Bet bruožai jie išlieka, jų ir nereikia keisti. Bet gijimui tai jau turbūt reikia nusiteikti rimtam. Tas aplikacijų metodas tikrai labai palengvino visą šitą dalyką. Mes tikrai nematom tų labai stipriai ištinusių veidų, labai didelių mėlynių. Tas tinklelio dėjimas tikrai pagreitina. Mes dabar neretai netgi po 2 savaičių, jeigu tai nebuvo kažkoks specifinis atvejis, kad labai kraujavo ar labai polinkis didelis, tai mes matom tik tai kažkokius pėdsakus mėlynių užausyje, gal kakle va šito vietoj, bet visas centrinis veidas, jisai pakankamai neblogai atrodo. Bet aišku, reikia nešiot korsetą.
Veido kasetą? Taip. Tai Tai toks kaip įtvaras turbūt raištis per visą galvą, ar ne? Jo, taip čia aš būtiškai pavadinu. Jo, tai reikia to, bet tai, kaip nėra, gal aš sakyčiau, tas veikimas jisai sunkesnis tokiuose vyresniuose amžiuose, kur veidą reikia ir siurbti, ir darom tą dermapeno mikrodatinės, kur yra labai daug visko reikia daryti. Tada tas aiškus veikimas jisai palėtė, ar tas matyt pačio organizmo tos savybės veikimo jos yra šiek tiek silpnesnės. Bet tais tokiais standartiškesniais atvejais tai pakankamai greitas. Tai 2 savaitės reikia, jau gal po to 2 savaitės, sakykim. 2 savaitės reikia, bet paskui ne kartą yra buvo, kad po tų 2 savaičių mes turim pacientas, kurios grįžta į darbus, jis tiesiog užsileidžia plaukus šiek tiek, visur čia nes ir pasipudruoja ir viskas ok. Aš kaip minėjau, apimtis labai svarbi, nes neretai kombinuojam su virštiniais vokiais, apatiniais vokiais, su kakta. Tai visi tie dalykai, aišku, irgi įneša to ir tinimo, ir mėlynių daugiau, tai skirtingai. Ir aišku, nuo organizmo savybių, savitų daug kas priklauso tas gydymas, kaip ir po visų operacijų.